Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje kalbėsim apie arbatas, kurių pagalba galima sustiprinti savo imunitetą. Pakalbėsim ir apie tai, kokių veiksmų imasi Tarptautinė farmacijos federacija, siekdama gerinti vaistininkų psichinę gerovę ir skatinti darbo jėgos tvarumą pasaulyje. Žinoma, apžvelgsime ir Europos fitochemikų draugijos forumo pagrindinės detalės. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslo fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena. Labadiena. Atėjus rudeniui ir atšalus orams tikrai nereikia laukti peršalimo ir karštas imunitetą stiprinančių savybių turinčias vaistažolių arbatas reikia pradėti gerti jau dabar. Tik žinoma, būtinai reikia pasidomėti informaciją, kurią pristato vaistinių augalų ekspertai. Profesorė, jūs esat tikra vaistinių augalų ekspertė, todėl pasakykit, kokias vaistažolių arbatas patartumėt gerti šiuo tamsiuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu? Pradedant šią temą, reikia pasakyti, kad šiais metais mes visi galėjom ilgai džiaugtis gražiu rudeniu ir puoselėti ryšį su gamta. Tačiau sezoniškumas yra neišvengiamas ir tas tamsusis laikas su darganomis, su pirmaisiais šalčiais jau čia pat ir tai turi įtakos žmogaus organizmo ritmams ir šiuo laikotarpiu be rudeninių peršalimo ligų specialistai, gydytojai stebi ir skrandžio ligų paūmėjimą. Tam įtakos turi lėtinis stresas, išsekimas, padidėjusi įtampa. Dermatologai susitinka su padažnėjusiais odos problemas turinčiais pacientais, o psichologai sulaukia pacientų su nuotaikos kaita ir kitais depresijos simptomais. Žmogaus organizmas reaguoja į sezoniškumą ir į gamtos virsmą, tačiau gamta žmogui duoda daug užuominų, kaip jis gali savo sveikatą išlaikyti tas natūraliasias gyvybinės jėgas ir objektas, kaip jūs paminėjote, yra vaistiniai aromatiniai augalai. Taip pat būtina pažymėti, kad vaistiniai augalai mūsuose turi senas tradicijas, turi ilgą išbandymo kelią nuo empirinio vartojimo liaudies medicinoje iki modernių šių dienų fitoterapijos priemonių. Dar Hipokratas yra teigęs, kad gamta yra pirmasis gydytojas, o jai padėti gali antrasis, tai yra žmogus. Paracelsas teigia, kad nėra nei vaistų, nei nuodų. Dozę medžiagą daro arba vaistingą, arba nuodingą. Šie pagrindiniai postulatai yra teisingi ir jie iki šių laikų yra taikomi medicinos, farmacijos specialistų. O kalbant apie vaistažolių arbatas, tai tikriausiai mokslo langų klausytojai yra sukaupę atsargas vaistažolių, taip gal apie 0,5 kilogramo, kaip ir tiek reikia šeimai įvairių vaistažolių ir jas dabar galima panaudoti kryptingai. Bene plačiausia planetoje vartojamas gėrimas yra juodoji, žalioji, geltonoji, raudonoji arbata. Būtent arbatmedis, krūmas, tai yra vaistinis augalas ir vertinamas dėl biologiškai veikliųjų junginių. Arbatos populiarumą lemia jos farmakologinės savybės. Arbatos pasižymi tonizuojančių organizmą poveikiu, malšina nuovargį,
nuovargį, stiprina kraujagyslės, stimuliuoja širdies veiklą, pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, malšina troškulį. Moksliniai literatūroje žalioji arbata yra ne tik kvapnus, gaivinantis gėrimas, bet pastaruoju metu daug tyrimo duomenų apie tai, kad tai yra stiprus antioksidantas, turi priešvėžinį poveikį ir daug kitų gerųjų savybių, ir tas arbatas daugelis vartojame kiekvieną dieną. Tačiau norisi, kad panaudotume tuos sukauptus resursus. Tai mūsų darželiuose, pamiškėse, miškuose, paupiuose surinkta vaistinė augalinė žaliava. Yra įvairios nuomonės, yra arbatžolių mišiniai, bet dėl mišinių tai tikslinga kreiptis į vaistininką ar gydytoją, kuris įvertintų tiek biologiškai veikliasias medžiagas tos kompozicijos, tiek farmakologinį poveikį ir pacientui patartų, kokie yra šalutiniai nepageidaujami poveikiai, o ypatingai sąveika su jau vartojamais vaistais, jeigu tai yra lėtinių ligų atveju. Dar amžinatilsį habilituota daktarė Eugenija Šimkūnaitė turėjo teiginį: arbatas kaitaliok. Galima tiesiog sudaryti tokį sąrašą vaistažolių. Mes rekomenduotume kiekvienai savaitės dienai, pradedant pirmadieniu, baigiant sekmadieniu, kitą vaistinę augalinę žaliavą, atsižvelgiant į biologiškai veikliasias medžiagas ir farmakologinį poveikį. Sakykime, pirmą savaitės dieną, pirmadienį, galima pradėti pasiruošus graikinių riešutmedžių lapų arbatą. Graikiniai riešutmedžių lapai yra labai vertinga žaliava. Lapuose susikaupia raugai, eteriniai aliejai, mikro, makro elementai. Šis kompleksas biologiškai veikliųjų junginių slopina bakterijų ir kitų įvairių mikroorganizmų veiklą. Polifenoliniai dariniai, flavonoidai pasižymi prieš uždegiminių poveikių ir paruoštas graikinių riešutmedžių lapų užpilas turi medžiagų apykaitą gerinantį poveikį, organizmą stiprinantį, sutraukiantį poveikį, kadangi yra gausus vitaminų kiekis, tai kaip vitamininė arbata. Dar verta paminėti, kad ši vitamininė arbata turėtų sudominti norinčius atsikratyti kelių viršsvorio kilogramų. Bet reikia pažymėti, kad graikinių riešutmedžių lapų užpilas gali sukelti pykinimą, vėmimą žmonėms, kurių yra jautrus skrandis. Antradienį tiktų čiobrelių žolės arbata. Čiobreliai vertinami dėl gausaus kiekio biologiškai veikliųjų junginių juose susikaupusių, pasižymi dezinfekuojančiomis, raminančiomis savybėmis. Čiobrelių preparatų terapinės indikacijos tai kosulio, peršalimo simptomų lengvinimą, vartojama vyresnių kaip 4 metų vaikų, paauglių, suaugusiųjų, o jų preparatai veikia virškinamąją sistemą, tai arbata lygiai taip pat turi poveikį į virškinimo sistemą. O vaikams čiobrelių arbata, o ypatingai vonios, yra vertingos kaip miegą gerinanti priemonė. Čiobreliuose pagrindiniai veiklieji junginiai yra lakieji biologiškai veiklieji junginiai, tai yra eterinis aliejus, kurio komponentas timolis gali sukelti alerginės reakcijas. Tai perspėjimas tiems, kurie turi vienokią ar kitokią alergiją. Ir būtina išryškinti nepageidaujamą poveikį. Viršijus čiobrelių preparatų terapinės dozes gali pasireikšti kepenų, inkstų sutrikimai ir net pykinimas. Trečiadienį rekomenduotume pipirmėčių lapų arbatą. Tai yra vaistinė žaliava, populiariausia pasaulyje, ir visi žino tą malonų mentolio kvapą, žinom įvairiausius produktus, kramtomą gumą, o čia paruošti vasarą pipirmėčių lapai, jie kaip tik tinka šiuo tamsiuoju metų laiku ruošti arbatą, ir tai yra nuo
senų laikų skaitoma pipirmėčių arbata, tai arbata prieš gripą. Ji tinka šaltos dienos vakarą, ypatingai dabar tamsiuoju, šaltuoju metų laikotarpį, nes ši arbata geriausiai sušildo žmogaus organizmą. Tačiau pastebėjimas, kad netinka sergantiems tulžies akmenligė ir alergiškiems pipirmintei arba lupažiedžių šeimai. Ketvirtadienį tiktų trispalvių našlaičių lapų arbata. Augalas yra labai mažas ir jo žaliavos surinkti didelį kiekį yra sunku, tačiau šio mažo augalėlio gydomoji galia tiesiog yra nenusakoma. Jis šalina iš žmogaus organizmo toksinus. Tai detoksikuoti organizmą tikriausiai yra kiekvienam pravartu. Ir jau einame link savaitgalio, penktadienį pasimėgaukime raukšlėtalapių erškėčių vaisių arbata. Erškėčių vaisiai tai yra viena iš turtingiausių vitaminais vaistinių augalinių žaliavų. Preparatai yra vartojami esant vitaminų stokai. Klasikinėje medicinoje šie vaisiai vartotini ir pasižymintis kaip šlapimą varantis, vidurius laisvinantis. Erškėčių vaisių arbata yra malonaus skonio, kvapo ir yra puikus gėrimas troškuliui malšinti, be to stiprina žmogaus organizmo atsparumą infekcinėms ligoms, kas dabar šiuo metų laikotarpiu yra labai aktualu. Tik pastebėjimas, kad prieš geriant erškėčių arbatą reikia perkošti, kad neliktų plaukelių, kurie yra vaisiuose, kurie gali sudirginti virškinamąjį traktą, o ypatingai vaikams sukelti pykinimą. Ir šeštadienį savo organizmą pastiprinkime 20-19 amžiaus populiariausių augalinių imunomoduliatoriumi, tai siauralapės ežiuolės arbata. Šis augalas labai įdomus, šiuo metu taipogi daug studijų yra vykdoma, moksliniais tyrimais yra pagristi, rekomenduojami ežiuolių augaliniai vaistiniai preparatai vartoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Tai arbatos, taip jeigu kas savaitę, tai mes tikrai savo nepakenksime, bet sudarysime tokią puokštę biologiškai veikliųjų junginių iš įvairių augalų ir sustiprinsim savo organizmą. O kalbant apie arbatą, arbatoje yra gausu įvairių grupių biologiškai veikliųjų junginių, tai ir polisacharidai, kurie stimuliuoja nespecifinės imuninės ląsteles, ir cikoro rūgštis, kuri turi tą tiesioginį imunomoduliuojantį poveikį, alkilamidai, flavonoidai, kurie pasižymi antibakteriniu, priešuždegiminiu, stipriu antioksidaciniu aktyvumu. Dar reikia pažymėti, kad ežiuolių preparatai specifiškai veikia tonzilito, faringito sukėlėjus A, B, C, D grupės stafilokokus, net ir herpes simplex sukėlėjus. Taip pat ežiuolių preparatai yra efektyvūs odos, urologinių, ginekologinių ligų atvejais. Tačiau būtina pasakyti tą nepageidaujamą poveikį, kad ežiuolių nei arbatos, nei preparatų nereikėtų vartoti kartu su kava. Silpninamas yra kofeino metabolizmas, todėl sustiprėja kofeino poveikis ir gali būti sukeltas nervingumas, nemiga, tachikardija. Ir ežiuolės, ne tik preparatai, bet ir arbata sąveikauja su kitais vaistais. Tai ne veltui mes sakome, kad reikia pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Čia yra labai svarbu pabrėžti, kad sergantis įvairiomis lėtinėmis ligomis gydytojo yra paskirti vaistai, turi gydytojui pasakyti, kokias vaistažolių arbatas vartoja, nes tai yra biologiškai veiklieji junginiai, kurie gali būti ir nesuderinami su paskirtais gydymui vaistais. Ir sekmadienį krūminių sidabražolių, žydinčių šakelių paruoštas
užpilas, tai vadinama kurilų arbata, nes iš tolimųjų rytų šis augalas yra introdukuotas Lietuvoje. Jame susikaupę įvairūs polifenoliniai dariniai, jie turi stiprų antioksidacinį poveikį, tai įrodė mūsų tyrimų studijos, ir arbata stiprina organizmą, tai yra gera profilaktinė priemonė prieš uždegiminę ir naujausi tyrimai rodo, kad ir prieš vėžinę. Tai būtent, kai trumpa diena, kai greitai temsta, mes galime pavakarę save pamaloninti ir praskaidrinti nuotaiką aromatingomis vaistažolių arbatomis, kurios yra be galo naudingos mūsų organizmui. Remiantis naujausią Tarptautinės farmacijos federacijos ataskaitą, apie 62% vaistininkų visame pasaulyje teigia patiriantys perdegimą arba turintys kitų psichinės sveikatos problemų. Jūs dalyvavot Kopenhagoje vykusiame kongrese, kuriame buvo nagrinėjama ši tema. Sakykit, kokių konkrečių veiksmų imasi Tarptautinė farmacijos federacija, siekdama gerinti vaistininkų psichinę gerovę ir skatinti darbo jėgos tvarumą visame pasaulyje? Pastaruoju metu ne tik vaistininkai, kurie yra arčiausia paciento, ir COVID laikotarpis tą parodė, kad pas vienintelius galima patekti be jokių apribojimų, tai vaistinės darbuotojus, farmacijos specialistus. Vaistininkai, jie turi tiesioginį kontaktą su pacientais ir nepaslaptis, kad į vaistinę ateina žmonės genami vienokių ar kitokių bėdų. Ir vaistininkas tarsi kempinė sugeria tas problemas. Jūs labai teisingai iš ataskaitos pateikėte duomenis, kad farmacijos federacija kreipia dėmesį į darbo jėgos tvarumą, gerovę, ir tai yra labai svarbus klausimas tiek vaistininkams ir tiek jų darbdaviams. Ataskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos, kuriomis turėtų remtis formuojant bendruomenės vaistinių politiką ir praktiką. Ir šios rekomendacijos apima vaistininkų gerovės programų kūrimą, psichinės sveikatos politikos įgyvendinimo, darbo vietoje stebėseną ir iniciatyvas, kuriomis siekiama pripažinti ir tinkamai atlyginti vaistininkams bei integruoti gerovės paramą, praktiką į paslaugų plėtrą. Ir ta misija jau vykdoma, kaip paminėjau, nuo COVID laikotarpio, pastebėjus, kad ši sveikatos priežiūros specialistų grupė ypatingai yra paveiki stresui, ypatingai lėtiniam stresui, ir kaip tik yra organizuojami kiekvienais metais, pažymint pasaulinę psichikos sveikatos dieną, internetiniai seminarai, streso valdymas vaistinių komandose, kurių metu yra nagrinėjama su darbu susijęs stresas, perdegimas ir aktyvios strategijos skirtos atsparumui ugdyti ir pakankamai komandiniai aplinkai kurti, kad vaistininkas galėtų teikti geresnę pacientų priežiūrą. Tai yra pastovus darbas ir tose ataskaitose kiekvienais metais yra pateikiama rekomendacijos, kaip minėjau, tiek politikams, tiek sveikatos sistemos politikos formuotojams ir darbdaviams. Kokios dar aktualios temos buvo nagrinėtos šiame kongrese? Reikia pasakyti, kad yra eilė problemų, kurios buvo aptartos. Viena iš tokių problemų dabar mes susidurėme su suklastotais vaistais. Tai yra didžiausia rizika, ypatingai mažas ir vidutinės pajamas turinčiose šalise. Vaistininkam yra organizuojami kursai. Kursai apima instrukciją, svarbią informaciją, ką vaistininkas turi žinoti, kaip įvertinti, kad tai nebūtų falsifikuotas vaistas. Ne veltui yra rekomendacija bet kokiu
su sveikata susijusių klausimų iškilus neaiškumų kreiptis ir aptarti su gydytoju arba vaistininku. Tai vat ši problema dar kartą patvirtina, kad eilinis vartotojas jis to gali ir nepastebėti, bet specialistai jie yra praėję mokymus ir jie žino, kaip tą problemą identifikuoti. Na ir aišku, tikriausiai visus kamuojanti problema pernai metais ypatingai pasireiškia įvairių vaistų trūkumas. Tai yra ne tik Lietuvos, bet tai yra pasaulinė problema ir tos tiekimo grandinės pažeidžiamumas lėmė pasaulinę būtinų generinių vaistų trūkumo krizę ir mes Lietuvoje kaip tik šiais metais rugsėjo 20 dieną Lietuvos farmacijos sąjunga organizavo konferenciją apžvelgti padėtį Baltijos jūros regiono šalyse ir ieškojom būdų, kaip šią problemą spręsti. Tai ir Tarptautinės farmacijos federacijos, trumpiniu FAP, politika yra teikti rekomendacijas vyriausybėms ir visiems tiekimo grandinės dalyviams, farmacijos pramonės dalyviams, lygiagretiesiems prekybininkams, sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems platintojams ir kitiems farmacijos didmenininkams, ligoninėms ir bendruomenės vaistinėms būtent šiuo klausimu. O esmė, kaip galima padėti pacientui. Vaistininkas jis visą laiką yra suinteresuotas, kaip pagelbėti pacientui, kaip užtikrinti jo sveikatos gerovę. Taip pat dabar labai populiaru yra kalbėti apie dirbtinį intelektą. Tai jau kokie 4 gal metai. Kiekvienais metais FAP kongrese vyksta FAP skaitmeninės farmacijos viršūnių susitikimas. Ir šiais metais to susitikimo metu buvo nagrinėjama dirbtinio intelekto skaitmeninės sveikatos ir farmacijos politikos dinamiškumo sąsaja. Technologijos jos toliau keičia sveikatos priežiūrą ir todėl šis viršūnių susitikimas sutelkė dėmesį į praktinį technologijų pritaikymą realiame pasaulyje ir numatoma integruoti dirbtinį intelektą ir skaitmeninės technologijas į farmacijos praktiką, taikant daugelįpį požiūrį. O kad dirbtinis intelektas taikomas, tai jis ir vaistų kūrime yra labai plačiai taikomas, tai jau šių dienų realybė, tai ne naujiena. Ir mus visus domina ir tiesiog sunerime, jau gal kokį 15-20 metų Tarptautinės farmacijos federacijos viena iš tokių pagrindinių problemų keliamų, tai antimikrobinis atsparumas ir tai yra FAP prioritetas. Ir kaip tik 2025 metais Tarptautinės farmacijos federacijos kongrese buvo priimta FAP Kopenhagos antimikrobinio atsparumo deklaracija ir tai yra tvirtas, drąsus įsipareigojimas, tai yra gydas kovojant su antimikrobiniu atsparumu. Šioje deklaracijoje raginama priimti novatoriškas technologijas, surinkti reikiamus įrodymus, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į antimikrobinį atsparumą, kad būtų užtikrinti mūsų veiksmai šiandienos apsaugos antibiotikų ateityje. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsime apie Portugalijoje vykusi Europos fitochemikų draugijos organizuotą forumą, kurio tema buvo augalinės kilmės biologiškai veikliosios medžiagos, vaistai, maistas ir biokomunikatoriai. Norėčiau, kad pristatytumėte šio forumo tikslą ir pagrindinės temas.
šio kongreso tikslas buvo sukurti platformą, kurioje būtų keičiamasi idėjomis, aptariant iššūkius, užmezgant naujus mokslinių tyrimų bendradarbiavimus. Konferencijos tematikos buvo ganėtinai įvairios, nuo natūralių produktų biosintezės ir biotechnologijos iki grybų, bakterijų, aktyvių metabolitų maisto gamyboje. Ir čia dar reikia išskirti, kad labai buvo akcentuojami inovatyvūs biologiškai veikliųjų junginių išskyrimo metodai, kiekybės, kokybės jų įvertinimo metodai, taip pat natūralių produktų naudojimo teisinis reguliavimas ir kokybės kontrolė. Čia apima tiek augalinės kilmės preparatus, tiek maisto papildus. Jeigu su augalinės kilmės preparatais yra visos grandinės suderintos, protokolai parengti, tai maisto papildų sferoje yra labai daug ką ateičiai padaryti. Tai kaip tik tai ESCOPO atsakingi asmenys. ESCOPO tai yra monografijų specialistai. Jie davė tokias gaires, kaip ateityje reikėtų suvienodinti tyrimus. Nes tyrimai, kurie vėliau eina į monografijas, jie turi būti patikimi. Ir tam patikimumui reikalinga tiek farmakologiniai, tiek toksikologiniai, tiek ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai. Maisto papildam dabar to nėra teisiniai bazai numatyta. Bet kadangi kyla įvairių klausimų, tai tie natūralių produktų naudojimo, teisinio reguliavimo ir kokybės kontrolės klausimai jau kelinti metai yra taip aštriai keliami ir jau ruošiamos gairės. Tai vartotojui yra labai džiuginantis dalykas. Kalbėta apie perspektyvius maisto produktus ir maisto papildų komponentus, bioaktyvius komponentus, biokomunikatorius tarp mikro ir makroorganizmų. Mes suprantam, kad augalas kaupia biologiškai veikliuosius junginius ne dėl mūsų, bet jis kaupia dėl savęs. Tomis medžiagomis jis duoda komunikaciją, jas mes panaudojame savo reikmėm. Taipogi toks blokas pranešimų ta tematika buvo pateiktas. Kaip minėjau, sukurta platforma keistis idėjoms ir aptarti iššūkiams, užmegzti naujus mokslinius tyrimų bendradarbiavimus. Tai tokia 3 dienų konferencija, tiek galiu trumpai pasakyti. Ir pabaigai, trumpai apie planus ateičiai. Taip, mes tų planų turim. Vienas iš tokių pirmųjų planų po naujųjų metų mes skelbsime vaistinės augalas 2026 rinkimus. Visi besidomintis vaistiniais augalais, jų gydomosiomis savybėmis yra kviečiami balsuoti ir rinkti metų vaistinį augalą. Bus paskelbta tiek Lietuvos farmacijos sąjungos, tiek Vytauto Didžiojo universiteto medijose ir maloniai visus kviečiame rinkti ir balsuoti. O mintis yra tokia, kad mes apie tą augalą pateikiame plačiai informaciją apie jo panaudojimą ne tik medicinoje, farmacijoje, bet ir veterinarijoje, kosmetologijoje, žemės ūkyje, maisto pramonėje, įvairiose srityse. Ir to augalo identifikavimą pristatome, plečiame akiratį apie vaistinius augalus. Ir aišku, pristatome ne tik jo gerąsias savybės, indikacijas, bet ir kontraindikacijas, nepageidaujamus šalutinius poveikius ir sąveikas su kitais vaistais. Antrasis toks jau rimtas tarptautinis renginys planuojamas, tai 2026 metų balandžio 16-17 dieną Lietuvoje vyks antrasis Aroma Internarium Salutis metinis forumas, kurį organizuoja būtent Europos tarybos kultūros paveldo 48-ojo kelio, Europos istorinių vaistinių ir vaistinių sodų institucija, kuri koordinuoja šią veiklą, Aromas Internarium Salutis, ir organizatoriai yra Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos
farmacijos sąjunga. Šių metų renginio moto yra farmacijos objektai, tarptautinis tiltas tarp mokslo, kultūros, studijų, mokslinių ir humanistinių žinių sklaidos, Europos istorinių vaistinių ir EIS vaistinių sodų kelias. Trečiasis renginys tai 33-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Žmogaus ir gamtos sauga. Ji vyksta kiekvienais metais, gegužės 1 dešimtadienyje ir sekcija Aplinka ir sveikata, pradedama konferencija Botanikos sode, po to seka seminaras ir gausus klausytojų būrys. Kviečiame visus pasižymėti ir sekti Botanikos sodo tinklalapį, Vytauto Didžiojo universiteto tinklalapį ir dalyvauti, nes seminare yra aptariamos vaistinių augalų etnopaveldo, mokslinė, praktinio pritaikymo reikšmė, inovacijos ir maloniai kviečiame visus dalyvauti. O baigiant, tai mes esame dabar prieš vienas didžiausių metinių švenčių, tai šventos Kalėdos. Mokslo langų klausytojams leiskite palinkėti, kad mes kiekvienas džiaugtumėmės tuo, ką mes turime. Ir tvarkos ne tik savo namuose, bet svarbiausia minčių švaros. O nuo jos prasideda tvarus, sumažintas vartojimas, perteklinis poreikių tenkinimas ir, aišku, dėkokime aukščiausiam už didžiausią mums suteiktą dovaną. Tai gyvenimą dabar šioje žemėje su šventomis Kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais 2026. Ačiū Jums labai už tokius gražius palinkėjimus ir ačiū už pokalbį, už pasidalintas mokslinės žinias, įžvalgas ir už patarimus. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu stiprios sveikatos ir karštų vaistažolių arbatų, kurios stiprina imunitetą. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Visiems linkiu likusios geros dienos. Sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.